visuose sandėliuose yra sudėts mano telefono numerį. Viens paskambint šeštadienį, šiurpinti pradėjo. Tiesiog prie Jurbarko, gal girdit, Eržvilko seninį. Šeštadienį jis paskambint, bet taip pats pačias pirmas 10 sekundžių jau jis mane ant šiurpą. Sveiki. Tu čia dabar bahurs prisidirbai. Kas čia prisidirbau? Tu čia traukiai per kvartalinės, išpysai kelią iki provių, iki kelių, čia neįmanoma, tavo 1,20 m, kaip man iki to mišką davažiuoti. Gerai, sakau, ko tu nori? Aš neišsitrauksiu medienos, man dabar reikia. Gerai, sakau, išsikirsk, mes atvažiuosim, ištrauksim, o tas provežas sutvarkys. Praėjo pusvalandis, jis man skambin, jau apsvarstęs variantus, kad jam ne taip gavos, kaip jam turėjo gautis pokalbio pradžioj. Žiūrėk, sako, aš gal nesikirsiu tos medienos, ten pas tavį yra sandėly, ten eglės tokios plomos, ten po pirmedžių man sako, reikia kaip tik 500 vienetų. Aš iš tavęs, tu man juos patidėk, aš juos pasiimsiu, o tas provežas užlygins. Klausus, ta prasme, sako. Tai tu išsikirsk iš to savo mišką, kaip tu norėjai, mes tau ištrauksim, sudėsim ir viskas. Ne, man sako, jau reiks. Iš tavęs pasimsiu tas 500 į tą provežas. Sakau, čia nesupratau, sakau, apie ką čia kalba. Tai čia toks buvo šeštadienio pokalbis, daugiau jis sugalvoja man po 3 dienų, po 4 dienų, trečiadienį paskambino. Tai ko tu net važiavai? Kur, sakau, aš net važiavau. Tai sakė, atvažiuosi į mišką, pasižiūrėjai, sakau, kad ant tos provežas, kaip čia mes presimės. Tai sakau, mes viską išsisprendėm. Tu išsikerti, mes atvažiuojam, mes ištraukiam, pavasaris ateis, kada leis oro sąlygas, kai išdžius viskas. Nes per šaltį nėra ko tvarkyti. Tarp kitko, kas liečia patį kelių tvarkymą. Kelius tvarkyti reikia balandžio, gegužės, birželio mėnesį, kad per vasarą išdžiūtų, sustinktų ir atsistatytų į normalią būtį. Net ne kelius, o miško. Mes ne kelininkai, kas liečia patį dar gruntą. Išsikirti, atvažiuojam, ištraukiam, nes jis neturi galimai tokios technikos, su kuriais jisai nepavažiuos. Mes paėmėm, tą užtraukiam, pavasaris ateina problemas ir visas problemas baigės. Tai jis pasirodo, susirado operatoriaus, traktoristą, numerį, kuris man traukė. Jis jam skambinėjai, kada jis atvažiuos ištrauks. Sakau, galbūt, kad tu prieš man skambinams, tu dar skambinai tam operatoriui. Ne, sako, taip negali būti. O tam operatoriui skambinu, sakau, padaryk screenshotą, kas tau skambina. To telefono numerį. Paėmiau, jis skambins, žiūrėk, sakau, jeigu išsiaiškinsiu, kad tu jam skambini ir tu jam nurodinėjai, ką tu jam daryti, tai sakau, nei aš tau medienas trauksiu, nei to kelią tvarkysiu. Gerai, sako, gerai, paėm, atsintė screenshotą, aš jam žinutę įleidau ir baigęs jos skambučiai.